Sveiki, aš Ilona Juciūtė sveikinuosi iš centrinio Kauno turgaus, kuris yra įsikūręs prekybos miestelyje Urmas. Kūčių stalas be žuvies neįsivaizduojamas, kaip ir kalėdų eglutė be žaisliukų. Taigi noriu jums parodyti, kaip šiek tiek kitaip įsikepti, pagaminti ir patiekti žuvį. Kadangi patiekalą ruošiu daug anksčiau negu kūčios, tai prie žuvies aš patieksiu bulvių piurė. Per kūčią, žinoma, bulvių košę su grietinėle ir sviestu valgyti negalima, nepamirškit. Taigi pirmiausia, užkaičiu puodę bulvės. Kol bulvės verda, pasiruošiu žuvį. Žuvį pagardiname žuvies mėgiamais prieskoniais. Išdėliojame į skardą. Viršų patepu grūdėtom garstyčiom. Imu indą, sumaišu avižinius dribsnius, saulėgrąžas. Galite rinktis labiau spalvotus riešutus, tokius kaip pistacijų. Įpilu aliejaus, viską sumaišau. Ir dabar avižinius dribsnius su saulėgrąžom uždedu ant žuvies. Ir tuomet, kai iškep žuvis, susidarys itin traški plutelė iš saulėgrąžų. Paspaudžiu ranką, kad labiau prikibtų prie žuvies. Taip, ir taip paruoštą žuvį šaunu į įkaitintą 180 laipsnių orkaitę ir kepsiu apie 20 minučių, kol tas traškus sluoksnis taps auksinės spalvos. Taip. Taip, bulvės verda, žuvis kepa, taigi pasiruošiu karštą burokėlių garnyrą, kurį per kūčias valgyti galite. Taigi, kol bulvės verda, iš karto ruošiu burokėlių garnyrą karštą. Įkaitinu keptuvę. Dedu sviesto. Sviestas įsilydė, beriu smulkintą česnaką. Česnako galite nepagailėti. Burokėliai su česnaku draugauja puikiai. Turiu raudonėlio, kurį taip pat įmaišysiu.
Burokėlius galite pjaustyti taip, kaip mėgstate. Man gražiau yra pjaustyti burokėliai kubeliais. Tokį garnyrą iš burokėlių nebūtina ruošti tik prie žuvies. Burokėliai tinka ir prie paukštienos. Turėtų gautis labai spalvingas patiekalas, nes bulvių košę planuoju nuspalvinti džiovintais špinatų milteliais. Tai košė turėtų gautis šviesiai žalia, garnyras burokinės spalvos ir balta žuvis. Česnakas jau kvepia gardžiai, nuryju seilės ir pilu burokėlius. Pagardinu druską pipirais. Burokėliai sušilo, ilgai kepti jų nereikia. Ir sudėsiu pabaigai grietinę. Permaišysiu ir garnyras bus paruoštas. Taip, burokėliai jau paruošti. Dedu į lėkštę. Bulvės jau išvirė, todėl puolu gaminti bulvių piurė. Pirmiausia, jas nukošiu. Supilu grietinėlę. Dedu sviestą. Ir beriu špinatų miltelių. Viską trinu trintuvu. Bulvių košę nuspalvinti taip pat galite ir burokėlių sultimis arba bulves virti kartu su morkomis. Tai bus įdomiau ir žaismingiau ta bulvių košė. Dedame į lėkštę. Burokėliai paruošti, košė taip pat, laukiame žuvies. Traukiu žuvį iš orkaitės. Nors žuvį kūčių stalui gaminau pirmą kartą, bet aš manau, kad mano mama manim didžiuotųsi. Taigi taip greitai ir nesudėtingai galite paruošti žuvį su spalvinga bulvių piurė ir garnyrui labai skaniais burokėliais. Visus mano receptus rasite maistoklubas.lt. Iki kitų susitikimų.